أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله نهاركم ويومكم بكل خير. اليوم سوف ننطلق من مركزنا في لندن، مركز الهاشمي للأعشاب الطبيعية في باندكتون. سوف ننطلق نمشي اليوم. نحن هدفنا فقط أن نحن نشجعكم ونشجع الناس والمشاهدين على المشي العادي الطبيعي بعد الدوام، يعني بعد ما ننتهي من العمل أن نحن نجعل كل يوم يعني ساعتين نمشي فيها 10 كيلو. فراح نمشي اليوم من هنا، حنمشي على طول على شارع أجوال رود، وبعدين بنلف يمين وبنروح على الهايد بارك، على ماربل آرش الدوار، وندخل بعدين الهايد بارك، وراح نمشي فيها كلها تقريبا حوالي 10 كيلومتر اليوم. وهذا زين، لأن زي ما قلنا أن هناك إحصائيات تقول أن هناك يعني 17 مليون 300 ألف شخص يموتون بسبب قلة المشي وعدم الحركة، وهذا أمر خطير جدا. لابد نمشي، والسيارات نستخدمها في أوقات يعني اللي يعني ضرورية جدا، بنشيل حاجة ثقيلة أو مسافة بعيدة أو ننقذ مريض أو ما شابه ذلك، ولكن نعتمد دائما على المشي. فنحن ماشيين الحين، بسم الله الرحمن الرحيم، تابعوا معنا. Labą dieną, mes ir toliau tęsime savo ėjimą, mes jau nuėjome maždaug apie 4 km ir dabar kalbam iš tiesų apie kraujotakos sistemą ir kaip vaikščiojimas gali padėti išvengti širdies smūgio ir tiesiog mes labai dažnai prieš eidami miegoti būna ir persivalgom ir išgeriam, sakykime, alkoholio ir labai dažnai širdies atakos ir širdies smūgis įvyksta, kai mes miegam arba atsikeliam iš ryto. Tai vienas iš geriausių būdų to išvengti būtų prieš einant miegoti iš tiesų nueiti pasivaikščioti. Ar tai būtų 15, ar tai būtų 30 minučių. Žinau, kad Lietuvoje labai daug žmonių turi šunis, tai yra puikus būdas prasivaikščioti, pakviesti savo draugus prisijungti ir tiesiog leisti mūsų sistemai išjudėti ir leisti tom arterijom gauti truputėlį daugiau deguonies. Nes iš tiesų apsaugoti mus nuo kraujotakos ligų mes galime valgydami sveikai, sportuodami ir gerdami pakankamai skysčių. Tad atsiminkime, kad medicina buvo sukurta, kad mes išvengtumėm ligų, bet mes patys turim labai daug atsakomybės ir iš tiesų galimybių gyventi sveikiau, valgydami teisingai, sportuodami, gerdami daug skysčių ir būdami laimingi. Tai labai linkiu visus prisijungti prie šios akcijos ir vaikščioti daugiau, ypač vakarais. Come stava dicendo la dottoressa, noi abbiamo fatto già 6,5 km della nostra camminata e stavamo parlando del sistema linfatico, perché in realtà non abbiamo un organo che fa camminare la nostra lingua nel corpo, quindi la camminata è un ottimo esercizio per far girare la linfa nel nostro corpo, che è responsabile del nostro sistema immunitario, quindi qualsiasi cosa ci accade, più camminiamo, più riusciamo a sistemare tutti i disagi, perché facciamo muovere la nostra linfa. Un'altra cosa, che ogni volta che il nostro piede ha un impatto sulla terra, nelle nostre ossa si fanno le microfratture che ricostruiscono le nostre ossa. Per questo abbiamo tantissime attività sportive, ma camminare è come un esercizio naturale per noi, quindi è ottimo per tutte le cose. What do you feel now, your heart?
Oh, in which language? Any language. As you like that. Yeah, now I feel very, very good and release and. With your bag. No, but it's. Same go to Yes. like work. You can go work with your. Yeah, you should put only very comfortable shoes. Yeah. Because the shoes they are very important, yeah. For any sport activities, you should have the very good Now, shoes. example, when somebody like work like 4 kilo, he can walking or 5 kilo, he can walking 50 minutes, I think. Yeah, 50 minutes it's okay for 5 For kilometers. 5 kilo, okay? Yeah. Now all the people, many people, just maybe 3 kilo. Yeah, but 3.5, like 2.5. But every go by car. yeah, This is wrong idea, you know. Now 5 kilo, like 50 minutes. 5 kilo, just 50 minutes. Everybody can walking to work because when he go to work 8 hours just stay, yeah. no move, no anything. Yeah. Quindi il mio suggerimento sarebbe veramente fare una camminata ogni giorno. Questo sarebbe un suggerimento, come dice il dottor Mohamed, per la gente italiana che spesso e volentieri preferisce prendere la macchina o camminare veramente poco. E quindi fare una passeggiata di almeno 30 minuti al giorno porta tantissimo beneficio per la nostra salute, per il nostro sistema immunitario e ricostruisce le nostre cellule nelle ossa e quindi fa veramente bene. Labą dieną, mano vardas yra Tautvilė Šležaitė ir aš esu natūralios medicinos gydytoja mityba. Šiandien mes susirinkome čia Londone daryti 10 km ėjimą, dėl to, kad kiekvienais metais labai daug žmonių pasaulyje numiršta vien dėl to, kad jie nepakankamai vaikšto. Taip, ir labai, kaip Mohamedas Al-Hashimi sako, kad labai daug žmonių išleidžia labai daug pinigų, vyriausybės išleidžia labai daug pinigų medicinai, ką mes galėtumėm iš tiesų visiškai išvengti, tiesiog pradėdami daugiau vaikščioti. Ir aš pati kaip natūralios medicinos gydytojas mityba atstovė galiu pasakyti, kad vaikščiojimas ne tik yra gerai numesti mums svorio, bet taip pat tai padeda mūsų virškinimo sistemai, tas labai sustiprina mūsų imuninę sistemą. Ir ypač Lietuvoje, manau, labai daug žmonių, ypač senyvo amžiaus, pamiršta, kaip yra svarbu tai daryti. Tai kiekvieną dieną, net jeigu mes galėtumėm po 10-15 minučių skirti laiko vaikščiojimui, tai būtų labai geras būdas prajudinti iš tiesų mūsų visų sistemą. Kitas dalykas, nepamirškit, kai vaikšto, mes vis tiek prarandam pakankamai daug skysčių, tai yra labai svarbu gerti daug vandens, yra labai svarbu apsauga nuo saulės. Taip, ir kaip Mohamedas sako, kiekvieną dieną, kur tik tai mes galim, visada eikim pasivaikščioti, dėl to, kad ypač Lietuvoje tiek daug žmonių naudojam automobilius ir pamirštam, kad kartais ten, kur galim nuvažiuoti, tiesiog. Taip, labai geras dalykas, ką sako daktaras Mohamedas, irgi, kad pasivaikščiojus vakare iš tiesų mūsų miego kokybė žymiai pagerėja. Bet lygiai tą patį net rekomenduočiau iš tiesų iš ryto, dėl to, kad rytais, ypač tiem, kam yra sunku atsikėlus iš ryto, tai yra labai gerai tiesiog atsikėlus iš ryto, eit pasivaikščioti, jeigu turit šunį, tai dar geresnė motyvacija. Ir tada jau grįžus iš lauko, pasidaryti pusryčius, tas ypač pagerintų jūsų virškinimo sistemą. Ačiū Jums labai ir prašau prisijungti prie šitos akcijos ir darykite tai daugiau.
Abbiamo finito la nostra giornata, la nostra camminata, abbiamo fatto 12 km e 400 metri in 2 ore